Bendrovė Microsoft pristatė naują planšetinį kompiuterį ir tikisi konkuruoti su iPad. Tai yra Microsoft Surface Pro Free su 12 colių ekranu. Bendrovės atstovai mano, kad kompiuteris yra plonesnis ir greitesnis nei prieš tai buvę šios serijos gaminiai. Priešingai nei tikėtasi, mažesnis modelis nebus gaminamas. Pristatymo metu Niujorke įmonės vadovas Satya Nadella taip pat minėjo, kad Microsoft pasiryžusi sukurti aparatą, kuris galėtų atskleisti visas bendrovės galimybės. Surface Pro Free lygiuojasi ne tik su planšetiniais kompiuteriais, bet siekia ir tradicinių nešiojamų kompiuterių galimybės. Galingiausios komplektacijos kompiuteriuose bus įdiegtas Intel 4 branduolių i7 procesorius, 8 GB darbinės atminties ir 512 GB duomenų kaupiklis. Baterija naršant internete veiks apie 9 valandas. Planšetinis kompiuteris turi ekrano apsaugą kartu atliekančią ir klaviatūros funkciją. Taip pat pridedamas specialus ekrano pieštukas. Priklausomai nuo komplektacijos, planšetinis kompiuteris kainuos nuo 2 iki 5 tūkstančių litų. Nors dar nėra paskelbta tiksli išleidimo data, išankstinius užsakymus galima atlikti jau dabar. Sveiki visi, su jumis aš Elita ir laida apie technologijas IT+. Šioje laidoje susipažinsime su puikia įranga vadinamoji jetpacku, kuris leidžia skraidyti visai kaip filmuose. Taip pat apžvelgsime savo eigį automobilių kelią Europą. Žinoma, jūsų laukia ir kitos naujienos bei įdomybės iš mokslo ir technologijų pasaulio. Gerų įspūdžių! Viena Kalifornijos įmonė viešai pademonstravo galimybę pakilti į orą naudojantis raketinę kuprinę. Visai kaip filme Iron Man, tam nereikia sparnų, propelerių ar vandens srovės. Variklis išvysto 800 arklio galių ir skristi gali iki 33 sekundžių, tačiau ateityje šis laikas turėtų gerokai pailgėti. Su šiuo prototipu galima nuskrieti iki 760 metrų, išvystant 124 km/h greitį. Skrydžiui naudojamas azotas išstumia vandenilio peroksidą per sidabro katalizatorių su didžiuliu spaudimu, kur šis virsta karštais aukšto slėgio garais, taip sukurdamas jėgą. Nors kuras yra nedegus ir nesprogsta, skraidyklė vis dar pavojinga. Jai naudoti reikalingas patyręs pilotas su daugiau nei 100 valandų skrydžio patirtimi. Gamintojas akcentuoja, kad tai yra gamtos neteršintis kuras. Vien sukonstruoti skraidyklę kainuoja apie 350 milijonų litų, tačiau neužsimenama, kada ją bus galima nusipirkti. Savaime važiuojantis automobiliai Europoje gali atsirasti daug anksčiau nei tikėtasi. Pasirašytas tarptautinis susitarimas įtrauktas į Jungtinių tautų kelių eismo konvenciją. Tai vairuotojams leis nuimti rankas nuo vairo kelionės metu. Iki šiol konvencijoje galiojo teiginys, kad vairuotojas visuomet privalo vairuoti savo transporto priemonę. Tokius pokyčius lėmė Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje įsikūrę automobilių gamintojai, manantis, kad yra pasirengę aplenkti Amerikoje atliekamus bandymus ir rinkai pristatyti realiai prieinamas autonominio automobilio funkcijas. Mercedes automobilių gamintojas jau dabar atlieka bandymus. Dar 2013 metais savaeigis automobilis greitkeliu be vairuotojo pagalbos nuvažiavo 103 km. Europos automobilių gamintojai Audi, BMW, Mercedes siekia kuo greičiau pristatyti naujas aukštosiomis technologijomis paremtas funkcijas. Jau dabar prekyboje yra automobilių, kurie be vairuotojo pagalbos patys susitvarko automobilių stovėjimo aikštelėje ir palaiko pastovų greitį, išlaikydami saugią distanciją. Artimiausiu metu galima tikėtis tokių funkcijų kaip vairuotojo informavimas apie kliūtis esančias automobilio trajektorijoje, savaeigis važiavimas spūstyse ir greitkelyje, kur automobilis pats gebėtų pasirinkti saugų greitį ir apvažiuoti lėčiau judančias transporto priemonės, bei sugrįžti į dešiniausią laisvą eismo juostą. Apple ir Samsung bando susitarti dėl abipusių kaltinimų, esą bendrovės pažeidžiančios viena kitos patentus. Nors dar reikia laiko, kol bus pasiektas bendras susitarimas, mat šiuo metu atstovai sunkiai susišneka. Tikėtina, kad ateityje bendrovės viena kitai mokės patento mokestį už savo gaminiuose panaudotas patentuotas funkcijas. Ši informacija paskelbta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai dėl panašių kaltinimų, kurių byla tęsiasi apie 3 metus, susitarimą pasiekė Apple ir Google. Kinijos valdžia valstybinėms įmonėms uždraudė pirkti Windows 8. Pranešime nėra paaiškinta kodėl ir tai gerokai nustebino bendrovę Microsoft. Kinijos valdžios atstovai yra minėję, kad Windows 8 turėtų kainuoti mažiau ir kad reikia turėti savo pačių susikurtą operacinę sistemą, kad Kinija būtų mažiau priklausoma nuo užsienio bendrovių. Didžiosios Britanijos fizikams pavyko šviesą paversti materiją. Taip patvirtinta 1934 sugalvota teorija. Eksperimento metu didžiulės galios lazeriais sukurti fotonai susidūrė vienas su kitu, virsta elektronu ir pozitronu. Tai yra pirmas kartas, kai laboratorijoje vykdytas tokio tipo eksperimentas. Vis daugėja pranešimų, kad Google Glass akinių naudotojai patiria aštrių galvos skausmų. Su tokiais nusiskundimais teko sutikti ir Google medicinos patarėjui, kuris sako, kad galvos skausmai susijęs su ekrano padėtimi. Esminė problema yra ta, kad žmonės paprastai į viršų nežiūri tokiu kampu, kaip dėvėdami Google Glass akinius.
Įprastai žiūrėdami minėtų kampų užtrunkame apie sekundę per vieną parą, o su Google Glass tokį žvilgsnį reikia išlaikyti žymiai ilgiau. Skausmai naudojantis Google Glass paprastai per kelias dienas sumažėja ir galiausiai praeina, kai raumenys aplink akis prisitaiko prie naujos žvilgsnio padėties. Google gydytojas patarėjas prie akinių siūlo pratintis po truputį. Praėjusią savaitę bendrovė visiems norintiems suteikė galimybę prototipinius akinius įsigyti už maždaug 3800 litų. Kinijos bendrovė Xiaomi pristatė savo planšetinį kompiuterį MyPad. Aparatas įspūdingai panašus į Apple iPad, o jo kūrėjai neslepia, kad šis pagamintas iš tokių pat medžiagų kaip ir iPhone 5C. Neįprasta tai, kad ši planšetė yra pirmoji, kurioje įdiegtas 4 branduolių Nvidia Tegra K1 vaizdo procesorius. Pagal parametrus šis procesorius lenkia PlayStation Free konsolę. MyPad planšetėje įdiegti 2 GB darbinės atminties, beveik 8 colių ekranas, micro SD kortelės lizdas ir kameros, 8 megapikselių galinė bei 5 megapikselių priekinė. Įtaisas sveria vos 360 gramų. Kinijoje galima įsigyti 16 GB versiją už maždaug 600 litų, o 64 GB variantą už mažiau nei 700 litų. Tikėtina, kad kainos šiek tiek išaugs, kai gaminio prekyba prasidės visame pasaulyje. Tekstilės dizainerė sukūrė audinį, kuris gali keisti išvaizdą. Nors iki maskuojančios aprangos sutinkamos mokslinės fantastikos filmuose, šiam audiniui dar toli. Dizainerė, domėdamasi žmogaus ir tekstilės santykių, šį audinį reaguojant į temperatūros pokyčius sukūrė savo projektui Chromosonic. Medžiaga išvedžioti sušylantis nichromo laidai, kurių išskleidžiama šiluma ir kontroliuoja išvaizdą. Kuriuos laidus šildyti pagal muziką parenka Arduino valdiklis. Galbūt tai tikrai galėtų būti puiki perspektyva mados kūrėjams ir žinovams. Šį kartą tiek, mėlyjei mano, pasimatysime po savaitės. Su jumis buvo Elita ir laida IT+. Smagaus jums savaitgalio.